Pirmą kartą susipažinau su tokiu žmogum kaip Marium Abromavičius. Filmuoja pasistatęs tą Sony kamerą. Nelabai tikiu, kad jam kas nors išeis, nors aš kalbu ir labai rimtai, bet tiek to. Visą tą, ką nufilmuoja, ką aš kalbu, leidžiu naudoti. Nes aš už savo žodžius atsakau, nes tokio kaip aš jau senai jau nebėra. Labą dieną, mano vardas Kęstutis, pavardė Marčiulynas. Taip pasulitiškai taip skamba, o taip, kad aš jau esu 16 metų vienuolis, tai mane korėjo ir tie žmonės, kurie jau praktikuoja zen budizmą arba yra, sakoma, žino, su kuo turi reikalą, tai aš bau heng. Bau tai platus heng veiksmas. Žmogus paėmė ir įkvėpė, paskui reikia iškvėpti. O kokia kieno dėka jo žmogus įkvėpė, tai čia turbūt niekas nežino. Čia jau taip visata surėdyta. Ateina tas momentas gyvenime, kada tu ieškai, sutinki ir nežinai kodėl. Ir sutinku kažkokį vienuolį, kuris atstovauja zen budizmo tradicijai. Jam padedu, pats to nenorėdamas, bet paprašytas draugų organizuoti paskaitas, atsiskyrimus Kauno mieste. Paskui jam išvažiuojant, už tai, kad aš labai aktyvus buvau, paskiria mane vadovauti susidariusiai grupiai, kurią aš irgi nenoriu vadovauti, bet iki sekančio atvykimo to mokytojo. Paskui jis atvyksta, tada jisai man padaro kažkokiu viršininko, grupės lyderio, kur aš nieko irgi nenoriu. Paskui po truputį pradedu domėti su palaukatu, kur aš čia dabar esu. Tada vienuolis tas dingsta. Pasirodo, kad jisai jau ne vienuolis, tada atvažiuoja kiti, pagaliau sutinku meistrą Sungsaną, kuris pasako, užtenka. Pasirink vieną kelią, jau ne jaunas esi ir eik juo. Blaškymasis negerai, pastovumas dvasiniam kely yra gerai. Tai tie žodžiai ir įkvėpė. Jeigu kas nors paklaustų, kas yra laimė arba nelaimė, tai būtų atsakymas tas pats. Jeigu prieš tave žmogus laimingas, tai jis ir suteikia tau tą laimę. Jeigu jis yra nelaimingas, tada ir tu negali būti džiaugsmingas ir ploti rankom, tada tu padedi. Tai viskas priklauso, kokia yra aplinka. Aišku, yra žmonių, kurie sako, pradėk dieną šypsodamasis ir viskas tau gerai bus. Eik šypsokis. Taip, galima būti. Buvau ir Amerikoje gyvenau, ten visi šypsosi ir panašiai. Bet tas pasiruošimas kiekvieną momentę padėti, tas sugebėjimas žmogui padėti ir tas, kad tu gali kažkokiu būdu užtarti, išklausyti, ypač išklausyti, tas turėjimas dvi kojas, tas yra dvi rankas, tas dėkingumas kažkam, kad tu turi tą galimybę. Tai daro žmogų laimingą. Laisvė savoka labai įdomi. Nemanau, kad jinai tinka apibūdinti žmogų. Jinai daugiau galbūt apibūdina gamtą. Jeigu žmogus yra gamtos dalis, tada jam irgi tinka. Bet jeigu jis neskaito, kad jis ne gamtos dalis, o kad jis gali būti laisvas arba nelaisvas, tada jam netinka. Pavasaris ateina, obelis pražysta savaime. Tai yra laisvė. Kas yra meilė? Tai jeigu vienuolikas nors paklausė, kas yra meilė, tai žmogus taip ir atsakytų kažką. Kažkas užduoda žmogui klausimą, jis atsako. Ateini parduotuvė, klausia, kiek ta kainuoja, tau atsako. Tai yra meilė. Užupis atsirado anksčiau, negu atsirado užupis mano biografijoje. Tuo metu mes dar negalvojom, kad tai yra užupis. Tai buvo taip savo. Ir toj mokykloje, kur dabar užupio gimnazija, 91 metais mes darėm pratimus, atsiskyrimas ir meditaciją. Tai aišku, žmonės, kurie ateidavo į tuos praktikas tuo metu, mes turėjom truputį saugot nuo vietinių. Nes ten gyveno žmonės, kad buvo pavojingas rajonas.
Šiuo metu tai yra galbūt jisai jau kitoks. Aišku, aš ten vakare nevaikštau, bet tikiuosi, kad tie, kurie save skaito Užupio Respublika, Užupiui ir vadovauja, bet dėja turbūt taip nėra. Tai yra galbūt daugiau iš idėjų žmonės ir susigalvoja ir Užupio Respublikas, ir Užupio televizijas, bet tikiuosi, kad ta Vilniaus miestas gal net per daug trukdys ir nestatys ten tų pastatų, nedarys iš to komercinio, nes ten jau tikrai rajonas labai stiprus ir tikrai norėtųsi, kad jis turėtų kažkokį tokį savo išskirtinumą, kas o taip gražiai prasidėjo. Ir jeigu kas nors nori sustiprinti Užupio aurą į stiprumą, tai suteikit man plotą, aš atidarysiu ten centrą, 100 kvadratinių metrų. Kaip Užupis atrodys po 10 metų, kaip jis turėtų atrodyti, kaip mes norėtume, kad jis atrodytų, kaip jis galėtų atrodyti. Įvairiai, vienuolis, aš jį matau labai aiškiai, kaip jis atrodys, bet aš taip garsiai nesakau, nes negaliu. O nebent kam nors asmeniškai. O taip viešai erdvėje, tai yra mes Lietuvos menininkas su lietuviška dvasia, jis yra jau išskirtinis iš kažkokių prancūzų arba vokiečių arba austrų arba italų menininko tarpo. Vien dėl to, kad tai yra kažkas tokio natūralaus, nėra jame kažkokios pompastiškumo ir pats žmogus jisai, kuris daugiau prie meno, ir mes tos teatrus darydavom, tie šaukliai buvom, kada eidavo žmonės žiūrėti spektaklius, į Vaitkaus spektaklius, kada jis naudodavo tą Ezopo kalbą ir mes teatre jausdavom tą laisvę, jausdavom tą Lietuvos nepriklausomybę, aišku, Jurašas dėl to turėjo Lietuvą palikti. Tai buvo nešėjai tos mūsų dvasios, kurie nebijojo ir liko ištikimis tam, taip pat ir dailininkai, ir kompozitoriai. Ir jeigu tokie žmonės susibūrė, jeigu tokie žmonės sako, mums reikia būtent tokios vietos, mums reikia to, tai po 10 metų tai čia būtų ne vien tik Europos dvasinė oazė, galbūt pasaulio. Ir jeigu kas nors neįmato šito, tai vargas tam žmogui. Užupio palinkėčiau sėkmės, kūrybos, bet daugiau norėčiau palinkėti tiem, kas nori blogo padaryti Užupio, tai idėjai, tai buvimui. Tie žmonės, kurie gyvena nuo kapeikos lygi kapeikos, kuriuo akyse matosi būtent tie finansiniai dalykai, kad jie truputį, šitam atveju dabar įdomus dalykas tampa, kada mes esam, kuo mes esam įdomus, kuo mes esam vertingi pasauliu, kuom? Sportas, krepšinis? Kodėl žmonės, kai ateina į teatrą, kada žiūri mūsų kažkokius darbus, fotografų, kodėl jie mato kažkokį unikalumą iš nieko? Ar nevertėtų būtent tą Lietuvos pristatymą, tą Lietuvos nedaryti į kažkokį finansišką arba kažkokios kabinetuose, o paprasčiausiai leisti prisistatyti patiems, kurie jau yra, be tų biurokratinių popierizmų. Tik leiskit žmonėms būti. Ir jeigu kas nors tas griaus ar dar panašiai, taip lengvai nebus. Apsijuoksit ant viso pasaulio. Vat būtent tą. Žmonės kuria, žmonės laisvi, niekas nenori šito to kažkokio konflikto. Leiskit būt laisviem. Nu, tai čia yra toks palinkėjimas. Tai unikalus dalykas. Na ką? Kas? Dabar kiekvieną savo namus apsistvarsysim tvorom, ir nuo ko jūs pabėgsit? Nuo ko? Kas išgelbė žmoniją? Žmonė gali išgelbėti tik tai širdies atvėrimas viens kitam. O menininkai tai yra priešakinė linija. Tai kam tada naikinti tai, kas tave gali išgelbėti? Jeigu mane nors kas paklaustų, ką aš čia dabar darau.
Tai yra labai sudėtingas klausimas. Žmogus galėtų pakalbėti apie savo atsiradimą šiame pasaulyje, apie savo misiją šiame pasaulyje, apie jo darbą, apie jo pomėgį. Bet visa tai yra mąstymas, visa tai yra per nieką. Tai yra paprasčiausiai, aš kalbu į kamerą.